Sveiki, draugai. Kągi, pirmadienis ir mes skaitysime šiandien su jumis Įtėvų 60 sutą, kuri vadinasi Nuopelningos veiklos laukai. Kokia veikla yra iš tiesų nuopelninga? Pažiūrėkime, ką Buda turi pasakyti. Vienuoliai, esate šie 3 nuopelningos veiklos laukai. Kokie 3? Dosnumas – nuopelningas veiklos laukas. Dorovė – nuopelningos veiklos laukas. Lavinimas – nuopelningos veiklos laukas. Šie vienuoliai yra 3 nuopelningos veiklos laukai. Ir toliau, kaip įprasta, Buda tęsia eilėmis. Reikėtų mokytis atlikti tik nuopelningus veiksmus. Jie neša ateityje tai, kas geriausia. Jų pasekmes malonios. Reikėtų lavinti dosnumą, dorų elgesį ir geraširdiškumą. Išlavinęs šios 3 laimės šaltinius, išmintingasis gimsta laimingame pasaulyje, kur bėdos nekankina. Taigi, toks yra patarimas Budos apie tai, kaip turėtumėm gyventi. Apie tai, kas yra malonių pasekmių rezultatas. Jeigu mes norim malonių patirčių, tam yra priežastis. Ir čia Buda išvardina 3. Dosnumą, dorovę ir lavinimą. Mes galim pasižiūrėti į kiekvieną. Tai dosnumas skaitosi paprasčiausias dalykas. Paprasčiausias, bet būtinas šitam keliai. Nes apie ką yra dosnumas? Dosnumas yra apie atsižadėjimą, apie gebėjimą dovanoti, apie gebėjimą atsisakyti, apie gebėjimą paleisti. Labai dažnai žmonės klausia, kaip paleisti. Būkit dosnus. Mokykitės būti dosnus. Apie dorovę mes kalbėjom ir anksčiau. Nemažai jau. Tai trumpai sakant, doras elgesys, dori veiksmai yra, kai mes elgiamės su kitais taip, kaip norėtumėm, kad su mumis elgtųsi. Ir nesielgiam su kitais taip, kaip mes nenorėtumėm, kad su mumis elgtųsi. Toks labai paprastas iš tiesų standartas. Bet ar mes iš tiesų jį taikom? Ir jeigu mes taikom, tai yra nuopelninga. Kodėl? Nes tokia yra kama, kurią mes kuriam. Ir ta kama atneš atitinkamą rezultatą. Tai neš tą rezultatą, kad ir ateityje, ir su mumis žmonės elgsis atitinkamai. Taip, kaip jie norėtų, kad su jais elgtųsi. Ir nesielgs taip, kaip nenorėtų, kad su jais elgtųsi. Ir lavinimas įdomiai, bendrai žodis bhavana reiškia, mes paprastai verčiam į vakarietiškas kalbas kaip meditacija. Pali kalboje tai reiškia lavinimas. Bet šitos eilės toliau einančios, jos specifiškai pasako lavinimas ko? Geraširdiškumo. Geraširdiškumo, kai lavinimas širdies atvirumas, gerumas, nesipriešinimas, priėmimas. Geri norai savęs ar kitų atžvilgių. Vėlgi mes kuriam tokią kamą. Ir eilėse rašoma, kad išlavinęs šios 3 laimės šaltinius, išmintingasis gimsta laimingame pasaulyje, kur bėdos nekankina. Ir mes galim suprasti, tai mes galim žvelgti tai kaip ten kažkada po mirties kažkuriam kitam pasaulyje, jeigu mes tikime ir galbūt taip ir yra, ar taip ir bus, bet
Tai lieka mūsų tikėjimo lygmenį. Mūsų tikėjimo to, ką mes girdėjom, to, ką mums sako, tą, ką mes skaitom ar taip toliau. Bet mes galim patirti tą čia ir dabar. Nes mes mirštame ir gimstame kiekvieną akimirką. Kiekviena akimirka yra nauja akimirka. Kiekvieną akimirką mes mirštam ir gimstam iš naujo. Mirštam ir gimstam iš naujo. Mes neišliekam tie patys. Tad kai lavinė šitie dalykai, kai mūsų veikla, mūsų veiklos laukai yra dosnumas, dorovė, geraširdiškumo lavinimas, mes siejam geras sėklas, kurios toj pat yra jaučiamas. Tos pačios sėklos jau yra saldžios sėklos. Ta pačia akimirka mūsų širdis patiria jo rezultatą, yra priežastis ir rezultatas tą pačią akimirką. Kai mes esam dosnūs, tai neša džiaugsmą širdžiai. Kai mes susilaikom nuo žalojimo, tai neša džiaugsmą širdžiai. Kai mes gyvenam su širdimi kupina gerų norų, gero linkėjimų savo ar kitiems, širdis yra laiminga. Ta akimirka mes esam tame pasaulyje, laimingajame pasaulyje, kur nėra kančių. Mūsų kūnas lieka žmogiškas, tas, kuris yra. Bet protas, jis kas akimirką kinta, kas akimirką keičiasi. Ir kai mūsų veikla yra tuose laukuose, protas yra šviesus, spindintis, džiaugsmingas, lengvas. Ir bėdos nekankina. Paprasti dalykai, bet pabandykime jūs taikyti. Ir pabandykim taikyti ir paklausti savęs, ar taip iš tiesų yra. Ar iš tiesų taip. Ir mes pamatysim, kai mes gyvenam taip, kaip mes tai įgyvendinam. Pasaulis aplink mus keičiasi. Tai, kas ateina link mūsų iš išorinio pasaulio. Yra tai, ką mes duodam tam išoriniam pasauliu. Tai atspindi tą patį. Tikrai mūsų pasaulis pradeda keisti. Mums nebūtina laukti kitų gyvenimų. Jeigu ten kiti gyvenimai ir atgimimas ten dangiškam kokiam pasauliu ir visą tai valiau. Labai gerai. Bet jeigu ne, bet mes tikrai čia ir dabar galim patirti, kad tai yra nuopelninga. Dosnumas, geraširdiškumas, nežalojimas, atvira širdis. Tai yra palaimingas buvimas jau šiame gyvenime. Tai yra laukai, kurie tikrai duoda labai skanių vaisių. Čia ir dabar, čia ir dabar. Tad noriu jūs paraginti, prisiminti tos tris ir taikyti dosnumą, dorovę, nežalojimą ir lavinimą, geraširdiškumą, atjautą, džiaugsmą už kitą, lygiažiūrą. Gyventi gražų, lengvą, palaimingą gyvenimą. Nesvarbu, kas ateina. Mūsų protas, mūsų širdis gali buvoti tuose laukuose, mūsų veiksmai kūno gali gyvendinti, tai gali arti tuos laukus.
ir mėgautis derlium. Čia ir dabar. To jums ir linkiu. Iki kito pirmadienio.